Pagrindinio produkto aprašyme ir nebūtinai tik pagrindinio produkto aprašyme labai pravartu yra įdėti video pristatymą. Nors žmonės visą informaciją gali perskaityti ir paklodėje, bet kada jūs tai pateiksite dar ir video informacijoje, jūs gausite geresnį efektą. Kaip patalpinti video iš YouTube, aš jums ir paaiškinsiu šioje pamokoje. Atsidarykite youtube.com ir susiraskite bet kurį failą, bet kurį video failą, kurį jūs norite patalpinti. Galbūt jūs prieš tai patys patalpinsite video failą į savo YouTube kanalą. Apie tai žiūrėkite pagalboje, kaip patalpinti video failą į YouTube. Ir aš dabar jums parodysiu, kaip patalpinti mano video failą, kaip užsidirbti svajonių atostogoms. Susiradau šį failą YouTube svetainėje ir toliau pasirinku šio failo peržiūros lange, pasirinku bendrinti ir toliau atsidariusiuose punktuose paspaudžiu įtraukti. Paspaudus įtraukti yra duodamas pasirinkti vaizdo įrašo dydis. Jūsų tinklapį, kurį jūs gaminate su Infoverslas iki rakto produktu, yra pats tinkamiausias dydis 640x480. Jeigu jūs pagaminote video prastesnės kokybės, jūs galite įdėti šiek tiek mažesnį, bet tikrai nerekomenduojame dėti didesnio, nes tokiu atveju bus iškraipytas jūsų tinklapio vaizdas. Jei įdėsite mažesnį, video failas labai gražiai susicentruos per puslapio vidurį. Kada pasirenkate šitą dydį, viršuje atsiranda nedidelis HTML kodas. Jį visą pažymėkite, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir paspauskite kopijuoti, arba jeigu jūsų kompiuteris rodo angliškai, tai copy. Grįžkite atgal į savo sistemos, verslo valdymo sistemos langą. Šitame lange, kur yra video, padarykite įklijuoti. Informaciją išsaugokite. Ir pasižiūrėkime, kaip tai atrodys tinklapyje. Nes dabar iki šiol video nebuvo įdėtas, mes paskaitykime tinklapį iš naujo. Ir štai atsirado video. Video atsiranda iš karto po antraštę ir po antraštę. Ir toliau yra einama informacija. Štai matote video patalpintas ir matosi gražiai per visą puslapį.